Prieš 3 dienas praėjau pas Edviną Pučkėlą hipnosesiją. Čia mano 5. kartas buvo. Pirmą kartą aš praėjau 2022 metais. Rudenį berods pirma buvo sesija. Tai ką galiu pasakyti apie hipnozę, esu nemažai girdėjęs, teko sutikti žmonių, kurie praeidinėjo hipnoterapiją ir mačiau, kokie pas žmonės rezultatai, ant kiek pakankamai lengvai ir greitai žmonės atsikrato problemų, pagrindė, aišku, iš vaikystės, kurios trukdo gyventi, nors jos jau senai yra pamirštas. Taip atsitiko ir pas mane. 2022 man sunkus metai buvo labai. Daug buvo darbo, pervargimo, visokių stresų, visokių nesąmonių. Pirmą kartą atėjau pas Edviną hipnoseansui. Tai po pirmo karto, aišku, išsižlimbiau, nes darėm pasinerimą į vaikystę ir, kaip sakant, iškilo tos emocijos, kur buvo tėvų santykių aiškinimasis. Ir man gal buvo kokie 5 metai ar 4, kai aš mačiau visas tos barnius, pykčius, agresiją. Ir svarbiausia, aš jau kaip ir buvau pamiršęs, tai jau galvoju, čia kažkur praeiti, buvo ir man tas dalykas kaip ir netrukdo gyventi. Bet pasirodo, nifiga. Pirmą sesiją, aišku, išsižlimbiau, pakankamai tokia sunki buvo sesija. Iškylo tos emocionalinės bėdos visokiausios. Ir jau po pirmo seanso, sakyčiau, jau pasikeitimas buvo, jau porą savaičių jau buvo tokia ramybė ir tokia gera meditatyvi būsena. Antrą kartą, kai atėjau, vėl darėm pasinerimą į tą vaikystę, į tą momentą būtent, kur man buvo skausmingas. Tai man sunku buvo net prisiminti. Jau tas dalykas jau emocionaliai nebekabino. Aš nustebau, galvoju, negi užteko ten 1,5 valandos ar 2 valandas hipnoterapijos ir aš atsikračiau to dalyko, kas man visą gyvenimą vis karts nuo karto prisimindavo, toks, žinot, kaip slaidas kartais iškildavo. Tai po antro seanso buvo tokia dar lengvesnė, geresnė būsena, lengvesnis buvo pasinerimas ir išvis buvo po antro seanso, taip, labai faina. Po trečio seanso papuoliau į praeitus gyvenimus, irgi panašiai išsikriekiau, tokia buvo nelengva sesija, bet po to, gal kokį, nežinau, mėnesį, tokia savijauta lyg ant sparnų. Ir labai daug dalykų pradėjau kitaip matyti, suvokti kitaip. Pasirodo, ta praeitis tokia įtaka daro žmonių gyvenimams, jų sprendimams, kad mes net neįsivaizduojam, kokie plastai ten yra tokio bagažo, sakyčiau, kuris trukdo mum gyventi. Ir 4. seansą čia ne taip senai buvau pasidaręs, jau 2023 metais. Tai sakyčiau, tie momentai, tie scenarijai visus peržiūrėjom, patikrinom, jau nebekabina emocionaliai visiškai. 5. seansas dabar prieš 3 dienas buvo. Fantastiškai išvis, fantastiškai lengvai viskas praėjo ir pastebėjau, kokie pasikeitimai per tuos gal kokius 7 mėnesius ar 8 įvyko ir iš šalies aš taip pamačiau, kad
dėka hipnoseansų pas mane pasikeitė daug dalykų. Čia, žinot, čia kaip voratinklis, tu ten timptelėjai kažkokią muselę ištraukė iš to voratinklio ir ant tiek visa ta sistema tokia gavo kaip kažkokį pralaidumą, palengvėjimą. Tai Edvinui noriu labai padėkoti. Super, kad jis daro tą darbą ir norėčiau kitiems žmonėms, kurie planuoja pabandyti hipnoterapiją, tai siūlau pas Edviną padaryti bent jau keletą sesijų, pajausti, kas tai yra. Labai fainas šiaip balsas, labai lengvai papuolė į tą būseną, toks jaučiasi visą laiką, kada toj būsenoje meditatyvioj esi, tokį palaikymą. Ir sakau, efektas yra superinis. Aš pats praeitais metais, prieš naujus metus, susiradau mokyklą. Ta mokykla buvo Amerikoje. Moteris ukrainietė, kuri jau daug metų gyvena Amerikoje, mokė hipnoseansų, hipnokoučingo ir aš pats pabaigiau hipnokoučingo kursus. Ir dabar galiu tikrai palyginti Edvino meistriškumą ir tas technikas, kurias gavau, tai, žodžiu, džiaugiuosi, kad aš praėjau. Džiaugiuosi, kad aš pas Edviną praėjau šitos seansus ir manau, kad gal pats kažkuriuo metu užsiimsiu šitą veiklą. Tik aišku, reikia dar šiek tiek patirties. Reikia dirbti su klientais, su žmonėm dirbti, su draugais. Čia superinis yra instrumentas ir norėtųsi, kad daugiau žmonių išbandytų šį metodą. Tai gal tiek.